Labą dieną, čia kalbėsiu apie krepšinio taisykles ir krepšinio taisyklių interpretacijas. Ir šiandien biškį pakalbėsiu apie 5 skyrių krepšinio taisyklių ir interpretacijų. Jeigu žaidėjas meta kamuolį į krepšį, besikeičiantis žaidėjas padaro pražangą prieš jį metimo metu. Metimas netikslus ir metantysis žaidėjas krenta ant savo komandos solo zonos grindų ir komandos atsarginis žaidėjas padeda jam atsikelti. Tai tas žaidėjas, metantysis žaidėjas turi likti aikštėje ir turi mest 2 arba 3 baudos metimus. Keitimas šiuo metu nereikalingas, nes pagalba įvyko labai greitai. Ir keitimas nereikalingas, nes pagalba buvo suteikta labai greitai ir tas metantysis žaidėjas turi likti aikštėje. Tarkim, kitas pavyzdys. Žaidėjas įsimes kamuolį iš užribio, iš šoninės linijos, šalia komandos solo zonos ir teisėjas turi kamuolį rankose. Žaidėjas laukia perdavimo iš teisėjo, kad įmes kamuolį į aikštę, ir komandos gydytojas pastebėjo, kad pas tą žaidėją, kuris įsimes kamuolį, atsiklijavo teipos juosta. Teipos juosta čia toks pleistas, kuris klijuojasi ant žaidėjo kūno, ant žaizdos, ir turi jis labai daug spalvų. Jis turi būti vienodos vientisos spalvos. Tai jeigu, tarkim, pas žaidėją tos pačios komandos yra taipo juosta raudonos spalvos ant kūno, tai pas kitus žaidėjus turi būti irgi viskas raudonos spalvos, ten galvos juosta raudonos spalvos, rankos riešo juosta irgi raudonos spalvos, viskas turi būti vienodos vientisos spalvos. Jeigu pas vieną žaidėją baltos spalvos, pas kitus žaidėjus irgi turi būti viskas baltos spalvos. Vienodos vientisos spalvos turi būti. Ir komandos gydytojas suteikia jam pagalbą, pateis tą atsiklijavusi teipos juostą. Jeigu pagalba truko apie 15 sekundžių maždaug, tai tas žaidėjas turi likti aikštėje. Bet jeigu pagalba užtruko ilgiau negu 15 sekundžių, tai tas žaidėjas turėtų būti keičiamas, nes pagalba buvo suteikta ilgiau negu 15 sekundžių. Jeigu 15 sekundžių maždaug pagalba suteikta, tai jis turi likti aikštėje. Jeigu ilgiau negu 15 sekundžių, jis turi būti keičiamas. Kitas pavyzdys. Žaidėjas įsimes kamuolį iš užribio, iš šoninės linijos, už komandos solos ribų, ir žaidėjas jau turi kamuolį rankose. Ir žaidėjas jau turi kamuolį rankose, kad įmes kamuolį į aikštę. Ir komandos gydytojas pastebėjo, kad pas tą žaidėją, kuris įsimes kamuolį, atsiklijavo teipos juosta. Tai komandos gydytojas paliko komandos solo zonos ribas, suteikė jam pagalbą, pateis tą atsiklijavusi teipos juostą, ir tas žaidėjas, įsimetantis žaidėjas, turi būti iš karto keičiamas, nes jis turi kamuolį rankose. Nes jis turi žaidžiamą kamuolį rankose ir buvo pasiruošęs įmest kamuolį į aikštę. Jis turi būti iš karto keičiamas, nes turi kamuolį rankose, žaidžiamą kamuolį rankose. Šiandien tiek biškį norėjau šią temą pakalbėti. Viso.